Programa Measure naudojama tik su FIVE firmos matavimo prietaisais. Tam, kad sėkmingai perduotume fizikinių dydžių matavimų rezultatus kompiuteriui, pasinaudosime moduliu prie kompiuterio Cobra 3. Kadangi mūsų stendai skirti elektrinių grandinių parametrams matuoti, tai prie modulio Cobra 3 prijungiame dar funkcinį generatorių. Šis prietaisas pasiųs į grandinę tokius elektrinius signalus ir tai pakeis jų parametrus, kaip mes suprogramuosime, pasinaudodami programos Measure grafinę vartotojo sąsają. Tam, kad geriau suprastume, kaip reikia naudotis programa Measure, pabandysime atlikti laboratorinį darbą Ohmo dėsnio tyrimas. Pasinaudodami laboratorinio darbo aprašymu, sujunkime matavimų grandinę. Prijunkime funkcinį generatorių prie modulio Cobra 3. Į jungimo dėžutę įstatykime 100 ohmų varžos rezistorių. Funkcinį generatorių laidais sujunkime su 100 ohmų varžos rezistoriumi. Iš šio generatoriaus paduosime nuolatinę srovę nuo 2 mA iki 80 mA mūsų pasirinktų didėjimo žingsnių. Įtampos kritimą ant rezistoriaus matuosime įėjime Analog 2S2. Modulis šias pamatuotas įtampas perdavinės kompiuteriniai programai Measure. Prijunkime modulį Cobra 3 laidu RS232 prie kompiuterio. Prijunkime maitinimo šaltinius funkciniam generatoriui ir moduliui Cobra 3. Sujungėme matavimų grandinę. Toliau visą darbą kontroliuosime ir stebėsime gautus rezultatus programos Measure pagalba. Kompiuterio ekrane spragtelėkime pele ant programos Measure piktogramos. Atsidariusio lango viršutinėme meniu pasirinkime George. Čia randame 3 matavimų programas. Šiam laboratoriniam darbui atlikti reikia pasirinkti PowerGraph programą. Atsidariusiame Setup lange pamatysime modulio Cobra 3 ir funkcinio generatoriaus paveikslėlį. Šis paveikslėlis aktyvus, todėl pelė spragtelėję ant funkcinio generatoriaus, atsivėrusiame lange pasirinksime generatoriaus darbo režimą pavaizduotą laboratorinio darbo aprašymo antrame paveikslėlyje. Nustatymus patvirtinsime, nuspausdami mygtuką OK. Pele spragtelėję ant paveikslėlio Analog 2S2 nustatysime įėjimo parametrus, kaip parodyta laboratorinio darbo trečiame paveiksle. Vėl nustatymus patvirtinsime mygtuku OK. Pereiname į sekantį puslapį Settings. Šiame puslapyje nurodysime, kokius fizikinius dydžius matuosime ir kokiose ašyse juos atidėsime. Nustatymus patvirtinsime, paspausdami Continue. Pereiname į sekantį langą Displays. Šiame lange galime pasirinkti, kokio tipo ekranėlius matysime matavimų metu kompiuterio ekrane. Nuo šio lango nustatymų priklausys, kokius kintančius dydžius stebėsime ir kokie prietaisai, skaitmeniniai ar analoginiai, mums juos demonstruos. Taip pat yra galimybė iš karto stebėti braižomo grafiko taškų išsidėstymą ašyse. Pasirinkome matavimų parametrus. Dabar pradėsime matuoti paspaudę mygtuką Continue.
Atsiradusiame naujame lange pasirenkame Start Measurement. Kompiuterinė programa pradeda keisti palaipsniui srovės stiprį, paduodama iš funkcinio generatoriaus. O įėjime Analog 2 S2 fiksuojamas įtampos kritimas ant 100 ohmų varžos rezistoriaus. Kai srovės stipris, rodomas mažame ekranėlyje, pasiekia 80 mA, bandymas stabdomas. Gavome 100 ohmų varžos rezistoriaus įtampos priklausomybę nuo srovės stiprio. Dar kitaip šią priklausomybę vadiname voltamperinė 100 ohmų varžos rezistoriaus charakteristika. Nuvedus pelės rodyklę ant grafiko ir spragtelėjus dešiniuoju pelės klavišu, pasirodo lentelė su 2 pasirinkimo galimybėmis. Jei pasirinkame Data Table, kairiajame kompiuterio ekrane pamatome duomenų lentelę. Pliuso ženklas leidžia pridėti norimus duomenis, o nupieštos žirklės iškerpa nereikalingus dėl įtampos ar srovės fliuktuacijų atsiradusius stipriai nuo duoto grafiko nukrypusius taškus. Gautą grafiką galime sutvarkyti pasirinkus ne Data Table, bet Display Options komandą. Nuspaudus šį mygtuką, Channels lange galime sutvarkyti grafiką. Pasirinkti lietuvišką kanalo pavadinimą, fizikinio dydžio pažymėjimo simbolį, patikslinti matavimo vienetus. Pakeisti grafiko spalvą, paryškinti grafiką parenkant kitą linijos storį, sudėti ant grafiko matuotus taškus ar juos pašalinti, pasirinkti skalės tipą, tiesinė ar logaritminė, pasirinkti, kaip vaizduosime gautus rezultatus, jungsime tiesėmis, užapvalintomis kreivėmis ar stulpelinėmis diagramomis. Galima pasirinkti Y ašies mastelį ir kitimo intervalą.